Kaip gerai, kad apie tai kalbama garsiai, nes ta problema tikrai yra. Ta žmogus tiesiog net neteina iki pokalbio, nes jį nurašo dėl amžiaus, nes nusprendžia, kad jis jau bus neprisitaikantis, jis neįsilies į kolektyvą, jis nenorės, jam čia bus nuobodu, jis gal norės per didelio atlyginimo. Viskas yra sukabinama nenusprendus, nepakalbėjus su tuo žmogum. Ir darbdaviai tokiu atveju, sakyčiau, labai daug praranda. Jeigu tu paklaustum, daugelis turbūt atsakytų, kad ne, mes tikrai pagal amžių nevertinam ir pas visus yra įvairovė ir visi įtrauktis ir visi yra atviri įvairiom patirtim. Bet staiga pradeda žaisti detektyvą, o tai kažin kiek čia jai dabar, ar jam metų. Latvijos prezidentui pažiūrėjau yra 50 metų ir man toksai buvo, oi, kokie Latvijai turi kokį jauną prezidentą. Bet staiga buhalterių dir 50 metų jau gali būti per senas, jau ten per lėtas ir taip toliau. Žodžiu, valstybė valdyti tinka, bet, tarkim, buhalterių teisininkų jau gali būti per senas. Tai yra nesąmonė, nes tai niekada nesi per senas kažkam. Ir jis skambėjo taip, kandidatės nesvarstysime dėl ilgalaikės perspektyvos mūsų įmonėje trūkumo. Tai reiškia, suprask, jinai nedirbs 20-30 metų pas mus, nes šiaip visi kiti tai tiek dirba. Jo. Mums kaip ir visi ženklai rodo, kad mes turėtumėm viską daryti, kad išlaikyti tuos vyresnius žmonės ir aš net nekalbu apie vyresnius virš 30 ar 40, aš kalbu tas, kurie virš 5, o gal ir ilgiau, tie, kurie nori ir gali dirbti. Mes turėtumėm juos išlaikyti darbo rinkoje, mums jų labai reikia. Ir tuo pačiu metu mes matome, kad ta diskriminacija arba neigiamas požiūris į vyresnį kandidatą, jis niekur nedingsta. Jeigu nemato konkretaus žmogaus, o vertina tik amžių, tai priskiria visas tas savybės tokias kaip lėtumas, neprisitaikymas, pokyčių baimė, bet lygiai tos pačius dalykus turi ir 30-metis. Konkretus 30-metis gali turėti lygiai tas pačias savybės. Jeigu aplinka sako, kad tu jau per senas, jau čia pasaulis priklauso jauniem, taip toliau. Ir natūralu, kad žmogus pradeda kvestionuoti, gal čia tiesa yra. Turim labai mažą tą galimybių langą, kada mes tinkami darbo rinkai, nes kažkada mes būnam per jauni ir nepatyrę. Tiesa. Tada, ypač moteris, tai yra riziko zonui, nes gimdys ir augins vaikus. Ir tada, kai jau viskas jau kaip ir vaikai pagimdyti, užauginti ir panašu, tada staiga jau yra per senas. Tai kada tas laikas yra, kada tu esi tinkamas visapusiškai tai darbo rinkai?